Norėdamas naudotis programos vartotojas turi turėti paskyrą. Paskyrų sąrašą galite rasti kairėje pusėje esančiame išleidžiamajame meniu Administravimas skiltyje Vartotojai. Šiame puslapyje taip pat yra mygtukas Įtraukti naują vartotoją, kuris spustelėjus atidaromas puslapis naujam vartotojui įtraukti. Kairiajame meniu esančiame išleidžiamajame meniu Administravimas yra tos funkcijos, kurios naudojamas retai ir tik programos vartotojų turinčio administratoriaus teises. Skyriaus Administravimas skiltyje Pardavėjai pateikiamas pardavėjų nuomininkų sąrašas, kuris šioje programos versijoje gali būti tik iš vieno pardavėjo. Šios sąrašo puslapyje yra mygtukas Įtraukti naują pardavėją, kuris atidaro programos puslapį, kuriame galima įvesti pardavėjo duomenis. Taip pat meniu skiltyje Administravimas yra skirtis nuotraukos, prekių papildymas, prekių nurašymas, paslaugų grupės, paslaugos, per kurios patenkama į atitinkamos funkcijos puslapius. Kairiojo meniu skiltyje Prekės atidaromas pastolių detalių sąrašas. Šiame puslapyje taip pat yra mygtukai Įtraukti naują prekę ir importuoti prekes iš Excel failo. Paspaudus mygtuką Importuoti prekes iš Excel failo, atidaromas puslapis, kuriame galima pasirinkti Excel failą, iš kurio bus importuojami pastolių detalių duomenys. Tokiu būdu visą pradinėme etape reikalingų pastolių detalių sąrašą galima įkelti į programą vienu veiksmu iš tam tikro formatu suformuoto Excel failo. Pastolių detalių sąrašo puslapyje paspaudus mygtuką Įtraukti naują prekę, atidaromas puslapis, kuriame galime įvesti vienos naujos pastolių detalės duomenis. Kairiojo meniu skiltyje Klientai atidaromas aktyvių klientų sąrašas. Šiame puslapyje yra mygtukai Rodyti ir neaktyvius klientus ir Įtraukti naują klientą. Paspaudus mygtuką Įtraukti naują klientą, atidaromas puslapis, kuriame galima įvesti vieno naujo kliento duomenis. Kai klientas įtraukiamas į klientų sąrašą, programa nustato jo būseną kaip aktyvų. Augant klientų sąrašui ir laikui bėgant atsiranda klientų, su kuriais darbas jau atliktas. Kad jų duomenys netrukdytų vykdomiems darbams, šių klientų būseną galima pakeisti į neaktyvus. Matome, kad šio kliento neliko aktyvių klientų sąraše, o jeigu nuspausime mygtuką Rodyti ir neaktyvius klientus, tai jisai parodomas tame pilname klientų sąraše ir stulpelėje būsena matome, kad šis klientas yra neaktyvus. Įtraukus klientą į klientų sąrašą, jo duomenų redagavimo puslapyje galima sukurti Word formato sutartį, naudojant tam paruoštą šabloną ir paspaudus mygtuką Formuoti sutartį. Kliento duomenų redagavimo puslapį reikia įtraukti šio kliento objektus, į kuriuos bus perduodamos ir iš kurių bus grąžinamos pastolių detalės. Duomenų srautas formuojamas taip. Kliento objekto redagavimo puslapyje formuojami nauji pastolių detalių nuomos sutarčių priedai, iš kurių vėliau formuojami detalių perdavimo į tą objektą aktai. Suformavus sutarties priedą, jame esančios detalės yra rezervuojamos ir negali būti įtrauktos į kitą sutarties priedą. Suformavus perdavimo aktą iš sutarties priedo, detalės perduodamas iš sandėlio į kliento objektą ir jų rezervacija atšaukiama. Ir tuomet prekės sandėlyje puslapyje matosi išnuomota stulpelėje duomenis. Jeigu mes nueisime į konkrečios detalės išsamių duomenų puslapį, tai matysime, kiek jų yra iš viso, kiek išnuomota, kiek sandėlyje, kiek rezervuota, kiek laisva. Ir matysime rezervacijos, kas atliko rezervaciją, kokiam klientui, kokiam objektui, kiek tai rezervuota ir kiek yra išnuomota ir kokiuose klientų objektuose.
Detalių judėjimą kliento objekte galime matyti atskiriame puslapyje, kuriame taip pat yra mygtukai detalėms grąžinti iš objekto, taip pat ataskaita apie detalių likučius kliento objekte kūrimui. Suformavus grąžinimo aktą, detalės iš kliento objekto grąžinamos į sandėlį. Suformavus grąžinimo aktą arba pasibaigus mėnesiui, programa gali sukurti nuomos ir su šia nuoma susijusių paslaugų, transportavimo, montavimo, išmontavimo ir kitų sąskaitų eilutes. Paslaugų teikimo aktai formuojami iš kliento objekto redagavimo puslapio, paspaudus mygtuką formuoti paslaugų teikimo aktą. Sąskaitas faktūras galime kurti iš suformuotų kliento objektų sąskaitų eilučių. Pajamų ataskaita pasirinktam laikotarpiui arba klientui, kuriama naudojant suformuotų sąskaitų faktūrų duomenis. Visi minėti dokumentai, skyrus sutartį su klientu, kuriami kaip Excel failai. Kairiajame meniu esančiose skiltyse po skiltimi vertimai formuojamos atitinkamos ataskaitos. Skiltyje kainos formuojama ataskaita apie nuomos kainų pokyčius kliento objekte dėl perdavimų ir grąžinimų. Skiltyje pagalba pateikiami šios sistemos programuotojo kontaktiniai duomenys.